Dabar nulėkime į New Yorką, kur turiu pasiūlyti jums va tokį 2013 metų BMW 750. 147 tūkstančiai mylių ridos, $4,700 kaina, $4,700 yra kaina iki Klaipėdos. Būtent nuo tos sumos mokėsit mokesčius, tai yra 10% muitą, 21% PVM ir 350 eurų krovą. Va toks gražus yra salonas, matėt, oda apsiūta panelė, labai gražiai atrodo ir Alcantara lubos. Arbegai sveiki, jau čia tas viskas aišku, mašina yra ne iš Koparto, ne iš Insurance, jinai yra iš sveikų automobilio aukciono su mechaniniu defektu. Mes ją nurašom kaip su motoro defektu ir parduodam, kadangi jinai neužsiveda kaip su motoro defektu, nevažiuojančiai. Neaišku kokia bėda, gal tiesiog žvakės reikės pakeisti, o gal ir visą motorą. Todėl mes imam didžiausią įmanomą riziką, sakom, kad reikės keisti motorą. Va taip atrodo vidus, matot, labai gražiai atrodo tas salonas, rudas salonas, kaip visada pasakoju, yra labai geras būtent va tokiem automobiliam, kurie yra senesni. Va, kameristas parašė dar kartą variklio defektas, matot, jinai nereaguoja, užsikrovęs yra akumuliatorius, bet kaip ir sakiau, mes ir kainą nustatėm palei tai, kad mašina yra su motoro defektu. Labai gražios komplektacijos, labai pilnas, be kažkokių superinių istorijų blogų praeityje. Stovi jisai va toks New York'e ir jau laukia pasikrovimo į Klaipėdą, tai jeigu norit nusipirkti, būtinai susisiekit Telegrame.